paskutiniu metu susiduriu su tokia neįtin malonė situacija. Esu palinkusi bambeklį. Vyras pasakoja, ką planuoja pirkti, ką daryti, statyti, o aš vis kaip ta sena baba, nepatenkinta tuo pirkiniu, tuo statiniu, nepalaikau vyro ir jo idėjų ir tikrai nesuteikia santykiams stabilumo, augimo, kas su manim negerai. Ne, su tam viskas gerai. Tu moteris. Ne, iš tikrųjų, moterys yra nuolat mutuojantis sutvėrimas, ne? Kaip aš kažkur tai pasakojau, tai yra senovės kalboje žodis moteris, tai yra nuolat besikeičianti substancija. Taip, kad jūs tiesiog keitėtės, kol patapot va tokia. Kitas momentas, jums reikia žinių, kaip tokiose situacijose elgtis. Žinių tokių pačių reikia ir jūsų vyrui, nes tiesiog aš manyčiau, kad tai buvo visą laiką, tik tais jūs dabar tai pastebėjot. Man taip vaizdinys toksai kabo. Bet ko jums reikia, tai reikia išmokti su tuo susitvarkyti. Ir tą susitvarkymą turi padėti vyras. Nes vyrai tam ir yra, kad jie padėtų moteriai jos mutacijose, ne, išgyventi. Vyrai, jie turi sugerti visą tą jūsų bambėjimą, niurzgėjimą, nepasitenkinimą, visą tai vyrai turi sugebėti sugert, išmokti sugert. Ir išpilt, kur reikia, utilizuoti tą visą susikaupusį negatyvą, kuris perplaukia iš jūsų į vyrą. Va, tai svarbiausia kalbėtis. Svarbiausia kalbėtis apie savo jausmus, apie savo būsenas, apie savo išgyvenimus. Kalbėtis ir girdėti. Vienas kitą. Jums kalbėti su juo, kad jisai išgirstų, ir jam kalbėti su jumis, kad jūs išgirstumėt. Nes tikrai yra momentų, yra dienų, kai jūs galit išgirsti, kai jūs galit priimti informaciją. Tai vat jam reikia susirasti tas dienas ir su jumis pasikalbėti. Ir jūs su juo pasikalbėti. Turit susitarti, kaip tokias situacijas suvaldyti. O kad čia kažko tai ten, su jumis kažkas negerai. Ne. Su jumis viskas gerai, viskas absoliučiai gerai. Jūs esat sveika, normali moteris. Dabar jūsų vyras žiauriai laimingas, turėdamas sveiką, normalią moterį. Tik tais reikia, kad jisai nepamestų įgūdžių gyventi su sveika, normalia moterim. Nes, čia reikia mokytis. Čia labai gerai, va. Jūs kažkiek tai jau pragyvenot, ne? Kažką tai patyrėt, kažką užgyvenot, išmokot. Va, nauja vieta, kur vėl mokytis, kad neapkemsyti, kad neužsisėdėti. Tvarkoj, dabar dirbkite ties šiuo klausimu. Gyvenimas nuostabus, jisai pilnas naujovių, pilnas iššūkių, išbandymų, pamokų. Taip kad mokykitės ir gyvenkite ilgai ir laimingai. Čia viskas labai paprasta. Ir svarbiausia, neieškokit lygų ten, kur jų realiai iš tikrųjų nėra.